Jo, mėginsim pakalbėti apie pinigus. Čia užrašėm, kad tai yra Šiaurės Žemaičių piniginis ūkis, nes Akmenės kraštas kaip po toks, kaip ūkinis regionas yra truputį per mažas apžvelgti šitą temą, bet vis dėlto mes remiamės grinai, atmetėm visus šoninius variantus iš kitų regionų, grinai kas yra rasta Akmenės savivaldybės teritorijoje, tai yra Diniai. Iš pradžių aš stengiausi padaryti straipsnį tokį mažą, kuris tilptų į pusvalandį. Tai visa informacija yra kaip galima sukoncentruota, jokių nukrypimų į šalį, bet reikėjo pasakojimą padaryti pozityvų, kad akmeniškiai buvo turtingi. O vis dėlto, kai mes žiūrime į šitos turimus šaltinius ir ką mes esame atradę, ir kai mes žiūrime į platesnį kontekstą, tai yra į Didžiosios Lietuvos kunigaikštystės visą regioną, o paskui į abiejų tautų respublikos regioną, šitas kraštas atrodo, kad yra labai skurdus. Nes daugelio dalykų, tų, kas vyko už šito regiono ribų, yra arba šitame krašte tiesiog neatrasta, arba atrasta ir dar kartą išmesta, supranti, šiukšles, neužregistruota, o kai kurie dalykai galbūt iš tikro nebuvo atkeliavę iki šito krašto, bet kadangi yra šitokia situacija, jis negali būti tikras pasakyti, supranti, ar jie tikrai dalyvavo tuose procesuose ar ne. Bet iš esmės yra taip, kad šitas regionas turėtų būti aptvertas maždaug nuo Skuodo iki Biržų. Tai yra kraštas, kuris buvo greta Kuršo gubernijos ir iš kurio per dieną ar per dvi galėjo su arkliu, su vežimu nuvykti iki Rygos miesto. Reiškia, Rygos miestas yra pagrindinis ekonominis objektas, kuris veikia šitą visą kraštą. Ta mes ir pamatysime vėliau aptardami. Kaip matome, iki 2000 metų, supranti, labai mažai radinių šituose kraštuose buvo fiksuota. Kai mes pasižiūrime visus savadus, kaip patokius, supranti, tai iš tų metų vyrauja būtent Rytų Lietuva, pateikia daugiausia radinių. Žemaitija kaip patoks nėra iškilus kraštas pinigų radimo atvejais. Tai buvo labai įdomu ir labai malonu, kad maždaug vėliau šitas muziejinės turimas žinias arba mokslininkų turimas žinias pavyko papildyti būtent kraštotyrininkų surinkta medžiaga, tai yra įvairiausiose buvusiose kaimavietėse surinkta medžiaga, kuri tiesiog sakant, bet vis dėlto ji nėra moksliškai apdorota gerai, bet vis dėlto ji yra pakankamai patikima, būtent, kad galėtume mes kalbėti apie pinigų apyvartą. Numėginkim. Aha, važiuoja. Taip. Pradėsime būtent nuo 16 amžiaus pradžios. Aišku, žmonės čia gyveno jau ir 15 amžiuje, ir 14, ir anksčiau. Bet ankstesnių laikotarpių pinigai kaip skaičiavimo vienetas dar nebuvo įėję į buitį. Daugiau tai buvo mainų objektas, reiškia, keičia daiktą į daiktą arba pinigą į daiktą ir galvoja ir skaičiuoja ne vertę, bet skaičiuoja, kokią jis naudą gaus. Reiškia, tokį pinigą davęs jis gaus peilį, tokį pinigą davęs gaus šaukštą, sakykime, taip grubiai, išeinant iš to. O jau 16 amžiuje būtent nusistovi, būtent vertė skaičiuojama pinigais. Kitaip sakant, prekė įgyja vertę, piniginę vertę. Ir nuo to laiko mes jau būtent galime kalbėti apie rimtą vietinių gyventojų supratimą apie pinigus. Tai daugiausia
Pirmiausia, turėtume šitame krašte apžvelgti būtent, kas yra lietuviško. Būtent, kas yra atkeliavę iš Vilniaus kalyklų, kas yra pagaminta Vilniaus kalyklose ir kas yra atkeliavę iki šitų kraštų. Jeigu mes žiūrėsime, tai čia jau dar yra 15 amžiaus pabaiga, 1495 metais didysis kunigaikštis Aleksandras Lietuvoje padarė pinigų reformą. Iki tol Lietuvos pinigai buvo kalami rusiškų pavyzdžių. Ištemdavo sidabrinę vielą, tai ją sukapodavo gabaliukais, tos gabaliukus išplodavo ir ant tų gabaliukų atspausdavo pinigus. Jie buvo pailgos formos, tokie suploti. Taip, Aleksandro laikais pradėjo kaldinti būtent vakarietiškų būdų. Iš sidabro lakšto iškirsdavo apvalius lipkeles, jas dėdavo po štampu, atspausdavo. Šitas būdas leido gaminti didesnio nominalo pinigus, nes tie iš vielos kirsti pinigai, tai visi buvo denaro lygio, reiškia pačio mažiausio, smulkiausio pinigų lygio, didesni pinigai jau buvo ilgieji, tai yra lasdelės ir jau buvo kapojami gabalais, atsiskaitimai buvo visiškai kitokie. Tai būtent nuo Aleksandro prasidėjo. Jis pradėjo kaldinti denarus ir pusgrašius. Vienu atveju dar netgi nuspėjo nukaldinti ir grašį, kuris yra didelis. Aleksandro pinigų šitame Akmenės krašte nėra taip jau daug rasta. Yra vos keletą rasta kapinynuose, o šiaip sodybėse, kaimovietėse kol kas jų nėra užtikta. Vienas dalykas tai yra smulkus pinigai, jos reikia labai kruopščiai ieškoti. Ir antras dalykas, kad jie įsibarsto plačiai po vieną ir ko gero netgi spėjo žemėje ir sunykti. Nemaža jų, kur yra geresnės radimvietės, jų nemaža randama jau beveik sudilusių, suprantate, tik tai fragmentą ir kaip po tokio, kad žmogus atėjęs pamatytų, gulinti denarą žemės paviršiuje, suprantate, ko gero ir nėra buvęs tokio atveju. Kiek daugiau yra rašta Žygimanto Antrojo Augusto denarėlių, bet irgi tai visi radiniai eina būtent iš kapų. Pusgrašių rašta yra kiek daugiau, pusgrašiai jau yra gana didelė moneta ir šiaip jeigu arimuose jį patenka į žemės paviršių, žmogus pakelia, atranda, nusistebi, kad ten yra visiškai nepažįstamas pinigas ir retai kada neša į namus. Dėl to pavienių radinių muziejuose jų beveik ir nėra, bet užtat jų randama yra nemažai kapinynuose, nes buvo 16 amžiaus antroji pusėje greičiausiai jau mada, būtent palydint mirusį, įdėti jam į kelionę anapus būtent pinigą, o tie pinigai būtent pakeitė maistą, kurį reikėjo neštis kartu, būtent kad duoti tam vedliui. Kai kur, man jau yra taip sakoma, kad ta auka buvo skirta vedliui į aną pasaulį, kurio mirusys turėjo neštis kartu. Tai vienu žodžiu, matome, kaip pinigai jau buvo įsigalėję namų ūkyje, kad išvyrint mirusį nebereikėjo dėti tam jam į kapą nei duonos, nei kitokių maisto, o užteko įdėti vieną pinigą, du ar trys, daugiausia tai yra simbolinės sumos, būtent pagal to meto apskaičiavimus, būtent jau kai einam į 17 amžių, tai užtekdavo išdėti maždaug duonos abišalę. Vienas šilingas, tai duonos abišalė ir to užteko, kad mirusis iškeliautų vieną pusę. Kaip matome, Žygimanto Aleksandro pusgrašio Akmenės krašte nėra fiksuota, bet čia gal aš galvoju, kad yra laikinas dalykas. Tiesiog tie, kas ieško,
turėtų pasistengti ir šitų atsiras, o jau vėlesnių Žygimanto Augusto pusgrašiai jau yra randami gana gausiai. Šitos monetos buvo kaldinamas iki 1565 metų ir sudarė vieną pagrindinių mokėjimo priemonių. Kiek retesni yra grašiai ir trečiokai arba trysgrašiai. Bet kaip matome, viena trijų grašių moneta vis dėlto išlindo į žemės, bet jau imant didesnio nominalo monetos, jas retai randa pamestas pavienes. Daugiausiai jos guli lobiuose, kiek yra rasta, jau gana dideliais kiekiais. Tai pamėginkim paeiti toliau. Nu, gerai važiuoja. O čia jau yra intriguojantis dalykas. Paprastai fiksuojama, kad lenkiškų monetų šituose kraštuose yra ir jos randamos kartu sudėtos su lietuviškais pusgrašiais. Išimtinai yra randami iš Lenkijos pinigystės sistemos, ten buvo denarai, 3 denarai, arba kitaip sakant, pusgrašis ir pusgrašiai. Iš visų šito radinių kiekio, kuris yra pinigų kiekio, kuris buvo Lenkijoje, tai Lietuvoje ir Žemaitijoje randami tik tai pusgrašiai. Reiškia, kažkas tai specialiai juos rinko ir vežė čionai. Įdomiausia, kad prie šitų lenkiškų pusgrašių yra prisimaišę Čekijoje kaldinti Liudviko II pusgrašiai. O apie šitos jau yra labai gerai žinoma, kad patys Lenkai ilgą laiką baisėjosi šitų čekiškų pusgrašių vertės, kad jų vertė yra mažesnė už lenkiškų ir labai nenorėjo jų įsileisti į Lenkijos teritoriją. Kelis sykius netgi buvo uždarę muitinės kelius į Čekiją, kad neįvežtų šitų pinigų. Ir paskui buvo organizuotos kelios išpirkimo kampanijos. Sakykime, jeigu lenkiškas šitas pusgrašis kainavo 6 denarus, tai čekiški pusgrašiai išpirkimo atveju buvo vertinami tik tai po 3 denarus. Reiškia, jūs vertė dirbtinai netgi buvo sumažinti, buvo išperkami. Tai greičiausiai buvo taip, iš pradžių yra dar šitoks Žygimanto senojo potvarkis, kai buvo kariaujama Ukrainos teritorijoje, ten rytinėje dalyje su rusais, buvo potvarkis, kurį išleido, nustatė lenkiškų ir lietuviškų pinigų vertę. Reiškia, 5 lenkiški pusgrašiai atitinka 4 lietuviškus. Tai buvo padaryta todėl, kad kariuomeniai reikėjo apsirūpinti maistu, o Lenkai, kurie buvo atėję lietuviams į pagalbą, neturėjo lietuviškų pinigų. Tai jie mokėjo savai, suprantate, ir kildavo dažnai konfliktų su vietiniais, kurie nenorėjo priimti tokią kainą. Suprantate, kai buvo padaryta šitas susitarimas, tai Ukrainoje ten kokį laiką, suprantate, jis ko gero galiojo, bet žemaičiams jis ko gero neveikė šitas susitarimas. Bet užtat, kai Lenkai, suprantate, Lenkijoje pradėjo šitos čekiškus pusgrašius išiminėti iš apyvartos, susidarė situacija tokia, kad juos pusvelčiui neatiduoti valstybei, juos išveždavo į užsienį. Ir ko gero tai buvo kontrabandinė prekė, kuria buvo įpiršta lietuviams, būtent netgi lietuviško pusgrašio kaina. Čia tokia spekuliacinė, darosi nuomonė, kad yra tokia buvusi spekuliacinė situacija. Ir galėjo keliauti tiek per Vilnių, ir galėjo keliauti aplinkiniais kraštais, būtent per karališkąją Prūsiją galėjo keliauti ir Prūsiją. Netgi šitie monetų strautai iki mūsų. Tai čia yra vienas, ir čia dar įdomiausia tas, kad mes matome, kad yra rastas vienas Vladislovo II arba Jogailos pusgrašis. Kai mes žiūrime į lenkiško
Lenkijoje Jogailos pusgrašiai nugulė savo laiku, būtent jo valdymo metu ir po jo valdymo metu. O šitoje vietoje mes nematome tarpo, nei Kazimiero antrojo pusgrašių nėra, nei tokio. Reiškia, tie likučiai, kurie buvo užsilikę Lenkijoje kartais piniginėse, per tarpininkus atkeliavo iki Lietuvos ir būtent nežymi to laiko, būtent 14 amžiaus nežymi. Nors Lietuvoje yra, kiek aš žinau, yra 4 sodinvietės, kurie yra rastas. Tai vienas yra rastas kapinyne 17 amžiaus, kiti yra rasti irgi 17 amžiaus komplektuose, pavienių radinių. Tai reiškia, vienas Jogailos pusgrašis, o aplinkui jį guli 17 amžiaus monetos. Tai reiškia, tikrai, kad nėra savalaikis atvežimas į Lietuvą, būtent pateko žymiai vėliau su srautu 16 amžiuje. Nu, gerai, važiuojam. O dabar įdomiausia dalis, tai yra būtent, kiek vis dėlto ta Livonija arba Ryga buvo įtakinga šitiems kraštams. Livonijos monetų yra gana daug randama pakuršyje. Jeigu mes būtume paėmę būtent Mažeikių kraštą ir Biržų kraštą, tai tų radinių sąrašas būtų ilgas. Kaip matote, Akmenės rajone jų taip daug nėra, bet vis dėlto įrodo tą tendenciją, kad būtent akmeniškiai nuolat išvažiuodavo į Livonijos teritoriją, tiksliausiai į Jelgavos, į Mitavos arba Rygos turgus, ten padarydavo sandėrį ir ką parsiveždavo atgal, palikdavo jų piniginėse. Kaip jie skaičiavo vertę lietuviško pinigo ir livoniško, mes dabar pasitelkdami, suprantate, statistinius metodus, kiek yra sidabro kiekio kiekvienoje šitoje monetoje, mes galim palyginti ir apskaičiuoti. Bet kaip iš tikrųjų žmonės vertindavo, yra labai neaišku. Iš Palangos turime 2 atvejus, kai lietuviški denarai būtent guli viename komplekte su Livonijos denarais ir ko gero buvo įdėti tą pačią vertę kaip ir lietuviški. Tai reiškia, nebuvo išskiriama jų vertė. Vienas dalykas, jų buvo gana gerokai mažiau negu lietuviškų tame krašte. Ir atskiromis kainomis paskaičiuoti buvo gana įdomu. Ir dar reikia žinoti tai, kad ta livoniškoji sistema buvo visiškai kitokia. Ten 4 šilingai sudarė verdiną, paskui ėjo, verdinas tai buvo 4/4 markės, paskui ėjo markė. Ir jie kalė irgi denarus, smulkės monetas apyvartai, kalė šilingus, kas buvo pagrindinė mokėjimo priemonė, po to dar eina verdinai. O verdinų, kaip matote, akmeniškiams nepasisekė atrasti. O čia, ką mes turime iliustracijose, tai tas juodas šilingas kalintas Taline, tai yra rastas Būtingėj, čia iš mano radinių, ir įdėtas, o kitas, o tai yra būtent nufotografuotas jūsų kraštuose. Taip, pažiūrim toliau, ką mes turim. Aha. Ir taip, atėjo 1562 metai. Lietuvos didžioji kunigaikštystė prisijungė Livoniją. Rygos miestas sudarė sutartį, bet paliko kaip atskiras laisvas miestas. Bet šitų darybų metu buvo nutarta, kad reikia padaryti jungtinę piniginę sistemą. Tai buvo nutarta, kad bus kaldinami, Lietuvoje bus kaldinami 2 denariai, kurie bus lygus Livonijos šilingui, bus kaldinami 2 grašiai arba antrokai, 2 grašių moneta, kuri bus lygi verdinui, ir bus kaldinami 4 arba 4 grašiai, kurie bus lygus markiai. Aha, o čia.
Ne, iliustracijos nėra. Tai Vinenario nuotrauką mes atradom. Įdomiausia šitoje situacijoje yra tas, kad dvidenariai buvo kaldinami nuo 1565 iki 70-ųjų, bet pavienių radinių tarpe šitų pirmųjų metų beveik nėra randama, arba jie yra labai reti. Užtat dominuoja 1570 metais kaldinti dvidenariai, kurių prisėta Lietuvoje yra gana daug. Kur nebeisi, kokią gyvenvietę, jeigu ten yra 16 amžius, antroji pusė būtent atsiras šitą monetą begulinti. Kaip po tokia. Ir prie jų glaudžiasi būtent šitie vadinami Kuršo Gotardo Keterio dvidenariai, bet jie yra įdomus to, kad vienoje pusėje yra Stepono Batoro inicialai uždėti, antroje pusėje yra Gotardo Ketlerio. Jie buvo kaldinami Lietuvos kariuomeniai, kuri tuo metu šturmavo Rygą. Būtent jau pagal lietuvišką sistemą, nes prieš tai Kurše buvo kaldinami šilingai. 1576-77 metais jie buvo kaldinami šilingai. Tai čia, ko gero, jau laiko klausimas, kada tų Kuršo šilingų ras. Ir šitoje vietoje pamestų, nes jie būtent buvo įvežami kartu su truputį praeisim į viršų, ką mes gerai matytume. Tai tuo metu būtent kaldinami Rygoje buvo irgi šilingai kaldinami. Ir Ryga, naudodamasi savo ekonominę galią, šitas monetas skleidė į mūsų kraštuose. Taip, kurie pusėje nuo jūsų būtų, dešinėje pusėje. Būtent su tais dviem didžiuliais slaptais Rygos vartais. Čia yra vienas pats pirmasis kaldinimas, tai yra dar su Rygos archyvyskupo vardu ir jo ženklu, tai yra su ereliu, o paskui pradėjo buvo kaldinami su Rygos didžiausiais miesto vartais, toks vaizdelis yra, ir jų irgi yra nemažai paplitę visose vietose. Tik tai tiek, kad matyti radėjams jis nebuvo įdomus, tas vaizdelis pernelyg dažnai ir buvo randamas ir jie neužfiksavo jų savo parodymuose. O kairėje pusėje būtent yra Revelija, tai yra Taline kaldinti šilingai. Talinas tuo metu jau buvo valdomas švedų ir iki 17 amžiaus pradžioj tebe buvo livoniška sistema, tai yra būtent šilingai verdinai markės, o paskui jau buvo pakeista į švedišką, į orę. Tai šitais paskutiniais metais Johanas III Taliną nukaldino didelę šilingų partiją, labai blogos kokybės. Ir kaip jūs žinote, suprantate, jeigu girdėjot apie Koperniko dėsnį, kad blogos monetos išstumia geras monetas, tai šitos blogos monetos būtent iš Estijos per Rygą, per visą Latviją būtent keliavo netgi iki Žemaitijos ir jų yra vietomis randama gana nemažai. Ir dar kas šiuose kraštuose jau būtent, kurie įrodo, būtent, kad jie mūsiškiai, jūsiškiai, jau sakykim taip, važiuodavo į Rygą, tai yra švediškų monetų kiekis. Yra pavienės švediškos monetos, kurios, reiškia, uoste, matyt, būdavo tiesioginių kontaktų būtent jau su švedų pirkliais. Ir jie sumokėdavo savo pinigais už šitos dalykus. Jos vietoje nebuvo legalizuotos, bet pagal atitikmenis, tai yra, kitaip sakant, žmonės tokiu metu pinigus vertino pagal jų dydį. Jeigu dydis atitiko grašį, vadinasi, tai yra grašis, jeigu atitiko pusgrašį, tai yra pusgrašis. Reiškia, tokiu primityviu būdu vertino pinigus
ir jos patekdavo į vietinę rinką ir tik tai tiek yra neaišku, supranti, ar vietos pinigų surinkėjai, kurie rinkdavo činšą, supranti, ar jas priimdavo būtent tą kainą, ar jos sukosi vietinėje rinkoje, supranti, tik tai tarp mokėtojų, kurie nemokėjo valstybinių mokesčių. O šito ne vienas rašytinis šaltinis taip ir nepaaiškina, kokia buvo ta situacija. Nu, keliau. Aha, gerai. Gerai, tekstą prastumkim. Eikime iki iliustracijų. Ir taip į šitos kraštus atkeliavo 1579 metai. Jeigu kas gerai žino istoriją, tai žino, kad prieš tai buvo padarytas Liublino sutartis ir Didžioji Lietuvos kunigaikštystė su Lenkijos karalystė sudarė abiejų tautų respubliką. Ir tada buvo nutarta, būtent, kad šitoje respublikoje bus kaldinami vieno pavyzdžio pinigai. Piniginė sistema, reiškia, buvo sudėliota, sakykime, kompromisinė iš dalies, nes joje galime rasti ir lietuviškų elementų, tai yra 2 denaris labai ryškiai atspindi, lenkiškų variantų, tai yra 3 denarų moneta, tercekas vadinamasis toje sistemoje. Galime rasti būtent ir šitos Prūsijos, bei karališkosios Prūsijos elementų, tai yra šilingas. O paskui eina grašis, 3 grašiai, 6 grašiai ir taip toliau. Ir po to yra tarpas ir jau Lietuvoje, reiškia, abiejų tautų respublikos piniginėje sistemoje jau yra įvestas ir taleris, ir dukatas. Taleris kainavo būtent 35 grašius pradinėme kalbinimo etape, o dukatas buvo 2 kartus brangesnis. Tai iš šitų monetų, kaip matome, atkeliaudavo iš visų kraštų, bet negalime pasakyti tiesiogiai, kad jos buvo vežamos iš Dancigo, kaip mes matome, nes Lietuvoje kaldinti monetų šilingai, aišku, jie atkeliavo iš Vilniaus be jokių didelių aplankų, iš Rygos atkeliaudavo irgi be didelių aplankų, o Dancigo pirkliai, ko gero, tiesiogiai kontaktų su šiais kraštais neturėjo. Tai Dancigo monetos arba keliavo per Karaliaučių, arba per Rygą. Iš šitos kraštus, reiškia, su tokiu vingiu praplaukdavo jūrą, arba buvo atvežamos nuo to krašto. Kaip po tokios. Ir šitos monetos jau būtent pakeitė visas senasias lietuviški pusgrašiai tapo retenybė šituose kraštuose, bet gan ilgą laiką išliko skaičiavimas lietuviškais pinigais. Yra netgi mokestinių dokumentų, kur yra užrašyta kaina zlotais, nes Lenkai savo pinigus skaičiavo zlotais, 30 grašių zlotas buvo, ir po to greta įrašyta kapomis. O lietuviška kapa turėjo 60 grašių. Kiek ilgai lietuviai vis dėlto nenorėjo paleisti iš akiračio tos buvusius savo pinigus ir vis dar skaičiavo. Ir vėl matome būtent, kad jau į šitos kraštus, kaip ir buvo prieš tai, būtent papuola švediška erė jau. O, ir matome gražuolį, 3 grašių monetą kaldintą Rygoj. Paprastai, kai mes žiūrime biškį toliau, čiučiut į pietus nuo Akmenės, kur yra, kas sakykime, ir Telšių rajone, kur yra lastų lopiai, tai lobiuose vyrauja lenkiški. Lenkiškos 3 grašių monetos. Kaip nekeista, supranti, užtat jūs
čia turite būtent Lietuvoje kaldintus trigrašius, kurie yra truputį žymiai retesni už lenkiškus, o Rygos po lenkiškai eina Rygos. Rygoje kaldinti trečiokai, o iš viso retenybė tuo metu yra Kurše kaldinti 3 grašių monetos, Mitavoje, tai yra Jelgavoje. Jų taip, tarp 100, jeigu viena būna, tai labai gerai lobiuosi. Todėl radiniuose jų atrasti, supranti, jeigu atrandi radiniuose vieną, tai skaityk, kad tau pasisekė išskirtinė laimė pamesta tokią monetą. Taip, dabar ką mes čia toliau turim? Aha. Ir taip atėjo 17 amžius. 17 amžiaus kuom yra įdomi. Būtent 16 amžiaus pabaigoje iš Pietų Amerikos, iš Meksikos ir ten kitų kraštų ispanai masiškai pradėjo vežti Europą sidabrą. Iš karto Europa to nepajuto, bet būtent 17 amžiaus pradžioje tas įvežamo sidabro kiekis susikaupė tiek, kad pradėjo jo kaina aukso atžvilgiu kristi. O kaip krito šito sidabro kaina, tai ir vietinių pinigų vertė krito. Vietinių pinigų masėje padaugėjo vario ir buvo sumažintas sidabro kiekis. Ir taip, jeigu 16 amžiuje šilinge buvo 0,2, čia reikėjo procentais įskaičiuoti, tad būtų aišku. Vienu žodžiu, šilingas turėjo 0,2 gramo sidabro, Tai 17 amžiuje, 623 metais šilinge beliko 0,023 gramo sidabro. Reiškia, sumažėjo čiut ne per pus per tą laiką ir Zigmundo III valdymo laikais Respublikoje buvo įvykdytos netgi 3 pinigų reformos kaip po tokios, bet tai nereiškia tik tai pinigų kalimo reformos. Senieji pinigai į naujosius nebuvo keičiami jokiomis proporcijomis, tiesiog jos buvo patiliukai buvo išrenkami iš apyvartos, o į apyvartą buvo leidžiami nauji pinigai. Ko gero buvo išrenkama ir vėl perdirbama į naujas monetas, reiškia, kad spėt pagal tą kiekį, pagal tą vertę, kurį tuo metu turėjo pinigai. Tai šitoje vietoje Ryga užėmė labai aiškias pozicijas. Nes į Rygą būtent iš Olandijos atkeliaudavo šitas Ispanijos, sakykime, Pietų Amerikos, Ispanijos sidabras. Iš pradžių buvo atvežami kampuoti realai. Netgi yra toks legenda ar mitas sukurtas, kad ten atkasama sidabrą, luitais pakraudavo į laivus ir kol tas laivas iš Amerikos per Atlantą atplaukdavo iki Ispanijos, tame laive kaldindavo monetas, supranti, ir jas kaldindavo, supranti, arba 6-krampė, arba 8-krampė, supranti, nesvarbu, kokia iškirsta plokštelė, ten uždedamas štampas, kuris pataikydavo tiesiai, nepataikydavo, svarbu buvo biškį truputį padaužta ir tuos atveždavo, dėdavo, leisdavo ispanai, supranti, toliau į Europą. Bet paskui šitą ispanų biznį perėmė Olandai, jie perpirkdavo visą šitą sidabrą ir pradėjo kaldinti būtent savo monetas. Ir jie kaldino 2 tipų monetas. Vienos buvo skirtos vietiniai apyvartoj, jos buvo truputį vertingesnės, o kitas kaldino prekybai su rytų kraštais. Bet šitų momentų pačioje pradžioje, tai į šitos kraštus buvo atvežami būtent vakarų Europos dar taleriai, kurių vertė buvo geresnė, vadinami reichtaleriai, pagal Vokietijos imperijos nuostatus kaldinti. Tai daugiausia buvo atvežami būtent iš Austrijos,
iš tų kraštų, iš Vengrijos, nes Vengrai turėjo nemažai sidabro kasyklų. Šiek tiek yra ir vokiškų talerių, bet šitie yra gana reti ir netgi Lietuvos lobiuose yra gana fragmentiškai yra fiksuojami. Todėl tikėti, supranti, kad galim sakyti, kad šitame krašte jau buvo truputį, o galim sakyti, kad aplenkė šitą kraštą. Taip jau tiesiogiai nepasakysi, kad jie būtų dominavę dideliais kiekiais talerių, beje, kaip ir dukatų. Dukatas vis dėlto auksinė moneta ir tai buvo jau, turėjo būti nemažo lygio bajoras, kad jis galėtų auksiniais pinigais operuoti. Daugiau iš mūsų, ko gero, ir šito Žemaitijos krašto bajorai irgi rėmėsi vietiniais pinigais, jiems užteko tą, ką pagamindavo vietinės pinigų kalyklos. Tai va čia buvo šilingai. Po to, kaip žinome, 17 metų amžiaus pradžioje lenkai su lietuviais buvo neįėję iki Maskvos ir kurį laiką ten sėdėjo. Ten buvo, Lenkijoje buvo, Rusijoje buvo sava pinigų sistema, vis dar rusai kaldino ant vielos savo kapeikas ir ko gero kaip karo grobis iš tenai buvo parvežta nemaža Rusijos kapeikų. Ta Rusijos kapeika, nors ir nedidelė, bet jie atitiko, pagal sidabro kiekį atitiko grašio vertę ir jų yra nemažai pribarstyta būtent to amžiaus lobyje, kaip matote, Akmeniškiai irgi turėjo vieną kitą kapeiką savo rinkiniuose. Ir iš kitos pusės, būtent irgi jau po 1615 metų į šitos kraštus buvo atvežtas didelis srautas vokiškų grašių. Vokiškos grašys buvo prilinkęs 1,24 talerio daliai, ant jų yra netgi skaičius 1, 2, 3. Tiesa, mes čia matome iliustracijoje, tai yra 3 kreicerių moneta, tai yra dvigubai didesnės vertės moneta pagal to laiko. Ir šitų monetų buvo privažta nemažai ir jos plito būtent daugiausia per Karaliaučių, per Klaipėdą, šiek tiek per Rygą. Per Rygą ne taip, būtent Karaliaučiaus Nemuno kelias, Nemuno prekybos kelias šitų daugiau davė ir kraštuose palei Nemuną, suprantate, tai ištisai guli jų nugolę celi rinkiniai. Tai būtent yra Reino kraštai iš vidurio Vokietijos buvo vežami. Kaip po tokie šiek tiek prisijungė ir Lenkai ir kaip nebūtų keista, pagal šitą Vokietijos grašių pavyzdį, abiejų tautų respublikoje pradėjo kaldinti pusantrokus. Tai jau visiems gana gerai žinoma moneta, kas bent kiek su užrašu 1,24, tai yra pusantro grašio arba 4,5 šilingo turėjo atitikti senojo ir dėl to, kad arba prie jų paskui buvo pritaikyti šilingai, kad atitiktų būtent tą vertę pagal metalo kiekį. Ir šitie vėlyviosios monetos, būtent šilingai ne tiek ilgai išsilaikė rinkoje, o pusantroką išsilaikė visą 100 metų po to rinkoje ir buvo labai patogi, priimama ir atsiskaitimams tinkama moneta. Aha, čia paskutinieji. Jau po 23 metų kaldinti. Iš Lenkijos buvo atvežami denarai ir ko gero irgi buvo platinami, būtent jau kad kontrabandinė prekė ir ko gero didesnė vertė, negu jie iš tikro buvo, ten tėvynėje buvo priimami. Lietuviai kaldino 2 denarius 620 metais. Čia yra vėlyvesnis Rygos šilingas. Lauktai prieisim ir pusantrokas turėjo būti. Na, važiuok. Na, šitaip pat atrodo pusantrokas. Kaip matote, vienoje pusėje yra valstybės obuolys su 1, 2, 4. Tai neturi nieko, šitas žymėjimas neturi jokios sąsajos būtent su mūsų kraštų
buvusią piniginę sistemą, būtent tai buvo pasiskolinta jau iš vokiečių kaip po toks ženklas, nors šitie mūsų pusantrokai vokiško pusgrašio vertės niekada neturėjo. Tai buvo atskira vertybinė pozicija. Taip, truputį dar reikia pakalbėti būtent apie švedų karus, Lenkijos Švedijos karą, kada švedai būtent užgrobė visą pamarį, Lenkijos pamarį ir atsisėdo Klaipėdoje. 6 metus Klaipėdoje sėdėjo švedai ir uždraudė visą prekybą Baltijos jūroje, kontroliavo visą prekybą ir taip toliau. Ir priedo įsitaisė Elbinge kaldinti pinigus. Jos kaldino, žinai, mažesnė vertė negu lenkiškus, bet užtat juos vežė į Lenkiją, tuo pačiu ir į Didžiąją Lietuvos kunigaikštystę, ir į Žemaitiją. Ir kaip matome, jų papuolė ir Akmenės krašte būna. Jų kiekis tarp visų monetų nėra toks jau didelis, bet paprastai tuo metu rašytiniuose dokumentuose yra šaukiamos baltos: apsaugokit mus nuo šitų švediškų pinigų. Įdomiausia tuo metu yra tai, kad į mūsų kraštus pateko nedidelė grupelė škotiškų monetų. Yra pasakojimas toks, kad atseit dėl tikybinių reikalų iš Škotijos išgrūsti turbūt protestantai, atsikraustė dalis jų į Didžiąją Lietuvos kunigaikštystę, kaip žinote, Kėdainiuose jie turėjo nemažą netgi bendruomenę kurio laiku. Ir kai yra nedidelė grupelė škotiškų 2 penių moneta, labai charakteringa tom, kad vienoje pusėje yra pavaizduotas dagys, tai yra Škotijos herbas. Ko gero, jos buvo platinamos irgi lietuviško šilingo verte ir tiems prekių išnešiotojams po kaimus, nes škotai vertės išnešiojami prekybą, ko gero, jie, reiškia, pritrūkę lietuviškų pinigų atsiskaitydavo savaisiais. Nu, o kadangi pagal diametrą jos atitiko šilingą, tai įbrukti buvo gana lengva. Aha, Elbingo šilingo iliustracijos neradau, tai čia yra įdėta būtent Prūsijos šilingo iliustracija, bet išvaizda ta pati. 635 metais būtent švedai, Kristinoje valdė Švediją, sudarė su Lenkija sutartį, atidavė visas buvusias užgrobtas žemes, buvo padaryta amžinosios taikos sutartis ir atidaryta Baltijos jūroje laisva prekyba. Tai ta laisvo prekybos sutartimi vėl būtent pasinaudojo Ryga, prisikvietė Olandą, Olandai privežė vėl to Pietų Amerikos sidabro, bet rygiečiai buvo labai gudrus. Už prekes iš Olandų imdavo sidabrinėmis didelėmis monetomis, taleriais, tuoj pat šitas monetas neždavo į kalyklą, perkaldindavo į menkaverčius šilingus ir šitais šilingais mokėjo žemdirbiams, kurie vežė prekes į Rygą. Reiškia, gaudavo dvigubą biznį darė ir mūsų kraštuose, netgi iki Ukrainos, pilnai priskleidė šitų Rygos šilingų. Tai ir Kristinos laikais būtent šitų šilingų kalyba buvo labai pakilusi ir yra randama tiek. Netgi pa šituose kraštuose yra kalbama, jeigu išėjai į lauką, pavaikščiojai po suartą dirbą ir radai šilingo, suprantate, tu mamai nieko nematėjai. Tai jų yra, vėl žodžiu, prišėta kaip saulėgražų. O netgi yra pasakojimas išlikęs iš caro laikų Kurše, kad Kuršo žemdirbiai masiškai į žemės kasą pinigus, šilingus ir svarais atiduoda į kalyklą.
Šitie šilingai būtent funkcionavo šituose kraštuose apie 100 metų iki, sakykime, iki Didžiojo maro, iki 1710 metų yra randama, jų lobiuose yra randama. Per tą laiką beje buvo dar ir keletas marų, tai yra 1629 maras, kuris yra mažesnis, mažiau žinomas, 1657, 58 ir 1720. Tai šitų marų metu, ypač paskutinio metu, pasakojama, kad kai kur išmirė ištisi kaimai. Tai jeigu tas žmogelis buvo susitaukęs šiek tiek pinigų atsiskaitimui, tai jeigu jo šeima ir jis pats išmirė, tai ko gero, kur nors prie pečiaus ir paliko jo užkasti tie pinigai. Ir kai pradėjo laukus, tas buvusias kaimavietės, vėl įdirbinėti, tai tikrai turėjo atrasti tuos pinigus ir juos galėjo, nebuvo kur kitur dėti, ir netgi niekas nesidomėjo kaip istorinė vertybė, tiesiog kaip metalo žaliava. Ir archeologinė komisija, jeigu gaudavo šitokį siuntinį, iš karto jis buvo netgi galbūt ir nežiūrimas, o tiesiog suberiama ir atiduodama būtent į kalyklą, šitie pinigai buvo atiduodami. Tai yra būtent pasakojimas išlikęs iš Kuršo, bet kaip matome, mūsų Akmenės kraštas, ko gero, tuo atžvilgiu irgi yra nemažiau turtingas. Kaip matote, sąrašas yra didelis tų šilingų, kiek čia jų yra rasta. Ir vėl, kaip visada, tarp visų kitų monetų vėl atsiranda Švedijos šerė šituose kraštuose. Būtent švedų jūreiviai ar pirkliai vis dėlto sugebėdavo apeiti šiek tiek tos Rygos draudimus ir buvo kontaktų tiesioginių. Na va, galų gale matom vieną talerį. Gaila, kad nebuvo užfiksuota, nuotrauka nebuvo padaryta liūto talerio. Liūto taleriai buvo įvežami, taigi vienoje pusėje buvo pavaizduotas didelis stovintis ant užpakalinių kojų liūtas. Šitos monetos nukeliaudavo netgi toli į rytmuosius kraštus, ten buvo... Tas liūtas buvo pavadintas šunimi, šuns taleriai. O mūsų kraštuose labiau yra paplitę būtent patagonai, dažniausiai jie yra vadinami kryžiaus taleriais, būtent dėl šito sukryžiuoto priekį simbolio. Jie masiškai Pietų Amerikos sidabras iš šitas monetas buvo pradėtas Olandijoje perkaldinėti 1618 metais, bet Lietuvos lobiuose jie pasirodo šitos monetos, arba pirmosios tiesiog buvo išvežamos toliau, arba visos buvo perdirbtos ir Lietuvos lobiuose, reiškia, valstiečiams jau už prekes šitais kartėmis, kai nespėdavo perdirbti į šilingus, kartais atsiskaitydavo jau ir šitais būtent patagonais atsiskaitydavo, ir šitie Lietuvos lobiuose nuo 635 metų jau po truputį pradeda pasirodyti, ir paskui iki 18 amžiaus pabaigos yra netgi dominuojanti moneta. Jeigu biškį žmogus buvo pasiturintis daugiau, galėjo sau leisti susikaupti didesnių monetų, tai būtent yra randami ir bendri lobiai, sakykime, šilingai, grašiai, trigrašiai, šeštokai, o kai kada yra randami atskirai išrinkti ir netgi toj pačioj sodyboje yra atveju, kai buvo atrasti du puodeliai. Viename buvo sudėtos smulkios monetos, o kitame jau buvo juodai dienai atrinktos ir sudėtos geros didelės monetos. Kaip po tokios, vienu žodžiu, tai to pirmosiom, ko gero, buvo daug atsiskaitoma ir su valdininkais, kurie už žemę reikalavo pinigų, o tos buvo laikomos jau tolimai atsargai, kaip po šeimos turtas. Ir taip, jau šitame laikotarpyje, būtent šituose kraštuose pamatome pas
ko gero pažemdirbis, arba, sakykime, galbūt ir pas tokius mažus bajorus, supranti, jau atrandame būtent, atsiranda dukatai. Bet dukatai irgi jau yra kaldinti Olandijoje, nes ankstesni Lietuvoje beveik visi kaldinti, kurie 16 amžiuje Vilniuje buvo rasti, tai buvo iš Vengrijos atvežti. Būtent pradėjo kaldinti Olandai ir aukso monetas, ir šitos irgi dukatai ilgą laiką irgi laikėsi jų, galima rasti ir 18 amžiaus, ir vėliau, netgi 18 amžiaus šitų dukatų yra gana daug, randami netgi atskirų, jau grinai vien auksinių monetų lovių, kuriuose guli vieni dukatai. Taip, šitoje vietoje iliustracijos neturėjau, nes atėjome būtent iki to laiko, iki varinių pinigų paplitimo šituose kraštuose laikotarpiu. Tai yra būtent daugiausia, ko gero, kas skaito populiariąją istoriografiją, tai yra žinoma Boratinkos vardu, o šiaip tai yra varinis Jono Kazimiero šilingas. Variniai šilingai buvo sumanyti kaip po tokie, kaip atsiskaitymas kariuomeniai, kaip laikina priemonė. 1959 metais, kai kariuomenė būtent negaudama algų, būtent už karą su rusais, pradėjo reikalauti, kai jiems buvo sumokėta, buvo pradėta maištauti, ir tada buvo nuspręsta būtent pigių būdų pagaminti pinigų. Atvažiavo italas Titus Flavijus Boratinis pas karalių ir pasiūlė, kad jis prikaldins pigiai šilingų varinių. Seimas pritarė, buvo leista, man atrodo, po 5000 kažkas tai atkaldinti šitų, po 5000 zlotų atkaldinti kiekvienai kariuomenei, kad atsiskaityti, laikinai atsiskaityti. Buvo įsteigta atskira pinigų kalykla Ujazdove, kuri nukalė tą pirmąją partiją. 1661 metais, 662 metais varinių pinigų nekaldino, nes ateis licenzija buvo pasibaigusi, bet tuo metu kilo maištas Lenkijoje, variniai pinigai buvo nuvertinti, ir 63 metais vėl buvo duotas leidimas būtent kaldinti varinius šilingus, įleisti juos apyvartą, ir taip užpildyti rinką. Ir taip jie nuo 63 iki 65 metų buvo masiškai kaldinami tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje. Lietuvoje netgi buvo 2 kalyklos įsteigtos, Lenkijoje ten dirbo 3 ar 4, viena buvo Kaune ir viena Vilniuje, Lietuvoje. Ir 65 metais galų gale Seimas nutarė, kad negalima apsigalėti su tais variniais, reikia grįžti prie geresnių pinigų kalimo ir uždraudė varinius šilingus kaldinti. Ir tada susidarė 2 atskiri kursai, reiškia varinių pinigų kursas, kuris buvo 3 kartus žemesnis už sidabrinių pinigų kursą. Ir šitos ir laikėsi ilgą laiką. Ir dar įdomu tai, kad Prūsija ir karališkoji Prūsija atsisakė priimti varinius pinigus. Ir kai mes žiūrime Klaipėdos radinius, tai Jono Kazimiero varinių šilingų arba Boratinką ten atrasti yra didelė retenybė. Reiškia, Klaipėda jų nepriimdavo. Ir toliau į Prūsiją jų irgi nėra. O šituose kraštuose būtent jų yra gana daug. Beje, jie prasiskverbė ir į Latviją, ir galų gale Ryga subankrutavo, pasidavė. Tiek Rygos šilingų vertė nukrito su variniais šilingais, su lenkiškais, lietuviškais variniais šilingais susidarė vienaverčiai, kad Ryga atsisakė kaldinti savo šilingus. Reiškia, kalyklą uždarė.
Tai buvo toks atvejis, kai mažavertės monetos būtent sustabdė tą Rygos biznį. Bet kitas dalykas, kad tuo metu, ypač po uždraudimo, oficialaus uždraudimo šitų varinių šilingų karimų, suklestėjo šitų padirbinėtojų verslas. Po šitų metų, kai kur oficialiai, kai kur neoficialiai, buvo pradėtos gaminti varinių šilingų klastotės, jų radiniuose yra gana daug, tai reikia įgudusios akies, kad juos atpažinti, bet paprastai visi pažiūri, kad ten yra žalias gumulius, raudonas, ten reikia krapštyti nereikia ir visus sudėta į vieną krūvą. Sako, čia vėl atradau, supranti, varinį šilingą, neverta domėtis, kas ten yra. Dėl to, supranti, šituose aprašuose kol kas nėra išskirti. Kaip matome, Akmenės krašte atseit yra viename lobyje rastas tik tai vienas padirbtas varinis šilingas, o iš tikrųjų jų turėjo pavieniuose radiniuose būti gana daug. Ir dar priedo Moldavija kaldino oficialiai šitų mūsų kraštų šilingų klastotės, jie jas veždavo maišais ir turguose platindavo. Po pusę kainos ar po trečdalį kainų jas platindavo. Ir šitų Moldavijos padirbinių irgi yra tuo metu rinkiniuose gana nemaža. O šitoje vietoje yra surašyti, būtent ten buvo surašyti varinės monetos, varinių monetų radiniai, o čia yra būtent sidabrinių monetų radiniai šituose kraštuose rašta. Tai 706 metais Ryga dar pakaldino paskutinę sidabrinę monetą, nepriklausomą Rygą. Tai yra pusantroka. Užtat Lenkija. Pabaiga, ne? Čia yra 3 grašiai tam laikotarpiu sidabriniai. Čia yra 6 grašiai tuo metu. Šitų 6 grašų tarpe yra įdomiausia tas, kad lobiuose pasitaiko 1709 metų 6 grašių monetos. Ir jeigu šitą monetą atradai lobyje, žino, kad šitas pinigų kiekis būtent liko žemėje 1710 metais didžiojo maro metu. Reiškia, jo šeimininkai yra nugulę žemėje būtent tuo laikotarpiu. Taip, čia jau yra antroji partija olandiško sidabro įvežama. Jau šitie buvo vadinami sidabro taleriais. Bet jų vertė buvo tokia pat kaip Patagono ir nesiskiria nieko, tai tik tai greičiausiai tai yra kolekcininkams paįvairinimas. Jo, čia yra gražios, geros monetos, supranti, kurias paimi ranką, yra malonu, gali pasišildyti pirštus ir taip toliau, bet jų nėra daug. Kaip žinote, 701 metais prasidėjo Šiaurės karas, Lenkijos karalius susitarė būtent su Rusija, kad kartu kariaus prieš Švediją. Prie Rygos Lenkai pralaimėjo, švedai užėmė beveik visą kraštą, bet paskui po visą šitą kraštą laisvai vaikščiojo 2 kariuomenės, tai Rusijos ir Švedijos kariuomenės, Lenkai kovose labai mažai dalyvavo ir tai būtent jau tuo laikotarpiu valdė Petras I ir tai jo valdymo metu kaldintų sidabro kapeikų yra nemažai pasėta Lietuvoje, paliko matyti kaip atsiskaitimas, kartais pasitaiko netgi rublių, Petro I rublių, būtent tuo metu atkeliavusi į Lietuvą. Karo pasėkoje 710 metais rusai užėmė Rygą ir Taliną. Reiškia, visa Livonija, kaip po tokia atiteko Rusijai,
Bet keiščiausia, kad rusai ten savo pinigų neįvežė. Ir Ryga, naudodamosi savo ryšiais, būtent visoje Livonijoje pradėjo platinti švediškus pinigus, tai jie erės. Yra randamos vienos erės moneta, 2 erių vertės moneta, yra 5 erių vertės moneta. Šitą, kurią mes matome iliustracijoje, erė yra kaldinta Taline. Dėl to antroje pusėje vietoj 3 karūnų yra herbas su 3 liūtais. Nu, kažko nenoriu klausyti šit. Va. Ir dar tuo metu būtent iš Prūsijos ir iš Saksonijos buvo pradedamos įvežti vėl 1/12 Italijos dalis, kurios vertė buvo lygi 6 grašiams lenkiškiams, ir jie irgi buvo platinami šituose kraštuose, būtent beveik kaip legalus atsiskaitimo priemonė. Tai jų irgi yra nemažai. Ir vat, kada ateiname būtent dar kartą grįžtant prie švedų pinigų, tai čia yra būtent su tuo pačiu srautu yra atkeliaujusios 2 markės ir 4 markės. Šitos monetos beje buvo prekinės vertės monetos, buvo labai gerai priimamos visose Baltijos kraštuose, netgi Danijoje, iki Danijos, aplink visą Baltiją. Ir ten turėjo kažkokį netgi specialų pavadinimą, būtent greta talerių, kad galėjo, reiškia, tuose kraštuose atsiskaityti. Tai jų nemažai yra papuolę ir į mūsų kraštus, bet tai yra būtent toks nedidelis epizodas, kokia 20 metų laikotarpiai. Bet vad įdomiausia tas, kad kartu su kariuomenėmis būtent į mūsų kraštus atkeliaudavo ir varinės švediškos monetos. Jų nėra rasta daug, yra jūs gana pavienis. Matyt, kareiviai kažkur tai pramogaudami jas išmetė, kad jos būtų papuolusios į apyvartą ir kad jomis būtų buvo kas nors atsiskaitimas, supranti, ko gero tvirtinti negalima. Ir taip, dabar atėjo antroji 18 amžiaus pusė. Antroji 18 amžiaus pusė yra įdomi tuo, kad galų gale buvo sutvarkyta Abiejų tautų Respublikos piniginė rinka. Visiškai atsisakyta šitų kursavusių varinių šilingų, ne visiškai atsisakyta, kitaip sakant, Saksonijoje buvo nukaldinta nauja partija varinių šilingų, saugusių 3 vardu, grašiai, 3 grašiai. Bet kaip bežiūrėtume, šituose į Žemaitijoje, šituose kraštuose, palei visą pajūrį, jų beveik šitų monetų neužtinkama. Šituose kraštuose tuo metu dominavo Prūsijoje kaldinamos monetos. Irgi grašiai, 3 grašių monetos. Matyt, nelabai žmonės priimdavo ir priedo, matyt, nebuvo šito kontakto, prekių srautų nebuvo iki pat pajūrio. Pajūriečiai naudojosi būtent keliu iš Karaliaučiaus į Rygą ir jiems pakeliui visą laiką nubirėdavo prūsiškų monetų ir jie būtent... O čia viskas yra būtent atėję iš Prūsijos arba iš karališkosios Prūsijos, 3 grašių moneta. Nu. 6 grašiai ortas, 6 dalis. O dar sykį, dar sykį, matome jau pačius vėlyviausius olandiškus talerius atkeliavusius į mūsų kraštus. Ir kaip matote, kažkas šituose kraštuose sugebėjo padirbti dukato klastotę, kuri vis dėlto buvo atpažinta, sulaužyta ir gabalais išmesta į šiukšlyną. O gal ir pjaustė. Beje, tuo metu pasitaiko dukatų,
kur matyti, kad jie yra buvę tikrinti ant danties. Ar nėra kartais, kad viduje vario mėginti prabraukti tą sidabro auksavimo sluoksnį, mėginti ir įsitikinti, ar tikrai yra jis vientiso metalo, supratyti. Netgi kartais atrandame ir tokių, kur vadiname su dantų žymėmis. Aha. Nu, ir galų gale atėjo iki to laikotarpio, kai visi šitie kraštai būtent pateko į Rusijos globą, tai yra 1794, bet iš karto į šitos kraštus irgi rusiški pinigai nebuvo oficialiai įvesti ir senieji pinigai nebuvo išimami iš apyvartos. Ir kurį laiką kursavo netgi lenkiški pinigai, o Lenkijoje buvo įsikūdrinta kaldinti dviejų pavadinimų pinigus. Tai yra su lenkiška verte ir su rusiška verte. Tai vat, kaip matome, 30 kapeikų buvo prilygintas 2 zlotams. O grašinės monetos buvo išpai grašiais. Vieni grašiai, reiškia, zlotas jau, 1 zlotas 15 kapeikų, paskui buvo pusrublis, tai yra 5 zlotai, o 10 zlotų buvo 1,5 rublio. Ko gero yra netgi didžiausia sidabrinė moneta, kuri buvo kaldinama Rusijos teritorijoje, jau kaip tokia apyvartai. Taip, dabar žiūrim. Aha. Rusijoje buvo labai įdomus laikotarpis. Į valdžią atėjusi Katrina II sugalvojo, kad reikia švedų ir kitų vakarų Europos valstybių pavyzdžių išleisti popierinius pinigus. Popierinius pinigus pagrindė varinėmis monetomis. Popierinį rublį atnešęs į banką gaudavai tokį pat kiekį varinėmis monetomis, varinių kapeikų. Bet užtat, kad buvo nustatytas toks kursas, labai greitai smuko ir popierinių pinigų vertė, ir varinių pinigų vertė. Rusijoje irgi susidarė 2 kursai, reiškia popierinių varinių pinigų ir sidabrinių pinigų atskiri kursai. Ten reikia labai gilinti, supranti, kokiais metais koks tas santykis buvo, bet jis buvo gana nemažas. Ir rusai būtent norėdami kartais pasivyti šitą, sumažinti šitos skirtumus, varinius pinigus laiks nuo laiko keisdavo kalimą, išpūdo, kaldavo skirtingą kiekį kapeikų. Tai 32 rublius, tai 16 rublių, tai 56, tai vėl grįždavo atgal 24 kapeiką, supranti, iš vario kūdo kaldindavo. Dėl to, supranti, Rusijos varinės monetos to laikotarpiu randamos skirtingų dydžių. Ta pati viena kapeika, supranti, gali būti visiškai skirtingo svorio ir skirtingo diametro. Ar jų vertė skiriasi ir kad būtų piniginės reformos vykusios, tokių duomenų nėra. Ko gero, ateidavo laikas, paskelbdavo naują tarifą monetų kaldinimo, tas naujasias leisdavo ir paimvartą. Jeigu tos senosios buvo sunkesnės, jas išrinkdavo, jeigu buvo lengvesnės, tai jos ir palikdavo. Kai kurios, supranti, taip pragyvavo, supranti, visą šimtmetį ir netgi daugiau, apyvartoje taip ir nepakeistos, randamos beveik visiškai nudilusios, čiut matosi velio galva, kai po vieno pusėje. Nu, o mūsų ūkininkai irgi buvo labai išrankus, kaip buvo žinote, buvo liaudies medicinoje priimta varį naudoti kaip vaistą. Tai tokių nutrintų monetų yra randama gana daug, supranti, kur yra išbrūžinta nuo pusės arba ketvirtis nubrūžinta, būtent tai buvo dedama nubrūžinamas varis ir buvo naudojam kaip vaistas. Daugiausiai tai buvo gyvuliams, preparatai buvo taip gaminami. Su liaudės medicina nepasiginčysi. Jeigu sako, kad padės, tai mačiais. Nu, Nu.
O, varinės monetos. Varinės monetų jų yra tiek daug, kad tiesiog auksas Rusijoje buvo kalamas, jo normos buvo su sidabru pastovios, buvo kalamos daugiausia 5 ir 10 rublių monetos. Čia yra būtent pirmojo 19 amžiaus pirmosios pusės 5 rubliai. Kaip matote, kažkas buvo spėjęs pasislėpti. Netgi įtariu, suprantate, kad tas lobis galėjo būti kokio nors 1863 metų sukilimo dalyvio, kuris buvo paslėptas ir po to taip ir paliko užkastas. Na šiaip jau aukselį, jeigu paslėpdavo, suprantate, jau šeimininkas prieš mirtį įpėdiniui pasakydavo būtent, kad tu nueik ten ir ten pasirink. Ir taip atėjo būtent jau 19-20 amžiaus pradžia, prasidėjo karai, o pokaryje būtent prasidėjo popierinių pinigų era, kuri truko gana ilgai, kai buvo pradėti kaldinti litai. Iš esmės, monetos tapo tik kaip priedėlį prie banknotų. Tai reiškia, visi beveik atsiskaitymai, tik tai labai nedideli sandėriai buvo daromi būtent centais arba litais. Visi didesniai atsiskaitimai jau buvo pinigais. Šiaip dar Rusijos laikė, supranti, popierinių pinigų nelabai mūsiškiai dar pripažino. Labiau kaupdavo būtent aukso sidabro monetas, rublius, pusrublius, arba auksinės monetas, 5, 5 ir 10. Ir paskui, jau Lietuvos laikais, supranti, šitie pinigai irgi dar turėjo vertę, buvo dar atsiskaitoma, o tarybiniais laikais visas šitas auksas, kuris buvo randamas, tai jau buvo būtent žaliava dantims. Gerai, to ir baigsime.